Mamytė. Nori pasisipilti? Ačiū. Čia kortelių? Žaidžiam dar. Liūda, karalių. Kokias spalvą nori? Mėlyną, geltoną? Man nepatinka mamytė. Pietus paruošti. Tai kažką jau pridarė, ar ne, kad bėgti reikia? Valgai. Avokado. Judam į mokyklėlę, žodžiu, visą mantą susikrovėm, nes šiandieną yra plaukimas vaikam, tai pilna mašina. Šiaip mašiną vairuojam, kokią duoda klubas, bet mes su broku sakom, jeigu nebūtų ant tiek zero swag šitoj mašinai, tai Beną turėti yra žiauriai patogus su vaikais. Ką nori klausyti? Maverick. Bad bunny. Atskiras kuprinės į mokyklėlę ir atskiras kuprinės į plaukimą, pietus. Nu, einam biški pasportuoti. Oi, grįžau po savo sporto. Apsikeitėm mašinom, brokas išvažiavo į treniruotę. Nuvariau greitai peškom iki pardas, nusipirkau pieno, nes grįžau namo, žiūriu, pieno nėra. O man ir kavai, ir mano proteinui reikia pieno. Čia ne reklama, bet labai ieškojau tokio švaraus proteino, kur nebūtų ten nei per daug cukraus, nei pridėtinių visokių reikalų, nes mano Maverick kartais paprašo, tai aš jam tokį mažą padarau koktyliuką. Tai radau jį, kur radau. Kaip vadinasi ta pardė? Levels, grass fed, kas man buvo svarbu, whey protein. Tai įsidedu banano, įsidedu pieno ir voila, po trefkės kažkaip nugarą tai biški. Tikiuosi nieko aš ir nepasitempiau. Vyras patreniruotės, atvarėm pietų. Aš pasiėmiau savo kavą. Turim 15 minučių pavalgyti. Aš pavalgiau namie, jisai valgo čia ir varom pasimti vaikų iš jų laukimo. Čia jau tradicija atvažiuoti, paimti po mažą braunį vaikam penktadienio progą. Daug saldumynų bandom nevalgyti, bet šitį braunį žiauriai kiūni. Viskas suvalgiai iš savo pietų dėžutės? Taip. Šarnuolė. Palaukia eiti plaukti. Čia baseinas, mažiukas, bet čia tik tai vaikai ateina ir grupėmis plaukioja po pamokėlių, o mama ateis apsimes, kad skaito.